mokytojai, netgi banko valdytojas. Scenoje jie tapo grybais ir grybėmis, kurie paliepęs pageidavimo ir baravyko įsakymu turėjo burtis į kariuomenę ir parnešti savo išvaizdą besiskundusiai paliepiai Šilkos karą. Deja, grybai vieni dėl gležnumo, kiti dėl kitokių priežasčių į karą eiti atsisakė. Vietoj to šokdami ar traukdami populiariasias dainas. Jis man žadėjo bučiuot ilgai, ilgai. Jis man žadėjo būt mano amžinai. Žiaurus likimas jį nubloškė toli. Meilus paukšteli, padėk man jei gali. Paukšteli, padangių paukšteli, nunešk mano meilį viškelį, širdelė kentėt nebegali, ir ašaros graužia veidelį. Salėje susirinkę žiūrovai, vos atpažinę dainuojantį asmenį, su nekantrumu laukdavo kito žinomo žmogaus pasirodymo. Ir atlikėjams ir publikai tas vakaras paliko gerų įspūdžių bei prisiminimų. Kaip jautėte scenoje? Kai pirmą kartą, sakyčiau, labai buvo normaliai ir gerai. Nes tik tai mokykloje teko ir labai netiek daug vaidinti scenoje. Taip, kad praėjus 50 beveik metų teko pakartoti. Ir rimtesnė rolė, aišku. Ir dar daug žiūrovų buvo. Tai, bet kojas nedrebėjo. Aš labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė į šią sceną ir kad man tenka su tokiu mano pumpotaukšliu pasirodyti šitoje scenoje ir dalyvauti grybų kare. O nebaugu jūs pažįstantiems žmonėms pasirodyti kiek kitokiame amplua? Žinote, baugu. Baugu, kadangi kasdien mato visai kitokį žmogų, o kada išeini čia, tiesiog žmogus tampi visai kitoks. Tai yra nuostabus jausmas. Pereitais metais tai gal buvo iš vis labai netikėta, bet šiais metais sakyčiau, kad tai lygis visai kitas. Iš tikrųjų, turim labai daug gabių žmonių, paprastų žmonių savo tarpe dirbančių, kurių profesija, specialybė yra visai kita, ne artistai, ne dainininkai, bet žmonės, reiškia, gabus visur yra. Ir šiandien buvo tikrai labai nuostabu, labai gera žiūrėti, kaip tos žmonės, kuriuos pažįsti visai kitoj amplua, jeigu tai pasakyti, kitoj visai aplinkoj, pamatai, ką jie gali parodyti scenoje, kiek turi drąsos, kiek turi sugebėjimų, tai tikrai yra labai džiugu. Ir aš manau, kad mūsų rajone yra dar daugiau gabių žmonių ir turbūt ateityje bus konkurencija, kam pasirodyti scenoje prieš naujus metus. Aš aplamai nesitikėjau tokių žmonių, kuriuos čia pamačiau pamatyti scenoje. Kad ir patį baravyką, niekad nemaniau, kad toks žmogus išdrįs dainuoti ir visuomenė ir jam taip gerai seksis. Kokie šio vakaro įspūdžiai? Nuostabus, vien dėl to, kad čia tokia diena, naujametinės kažkaip tai nuotaikos visus, o aplamai tai žmonėm pramoga ir labai nuostabu. Grybų karą, kaip pernai Raudonkepuraitė, režisavo bei atlikėjus pasirodymui paruošė kultūros centro darbuotojai. Rytoj sausio 5 dieną 18 val. Muzikinės improvizacijos bus pakartotos.